vakaras, sakau jau iš karto prie stalo sėditiems pirmojo pusfinalio dalyviams. Sveiki gyvi. Mėly televizijos žiūrovai, kaip jau įprasta trečiadienio vakarais per BTV. Žaidimas visai šeimai taip ir ne. Na ir visų pirma susipažinkime su mūsų pirmojo pusfinalio šio vakaro žaidėjais. Prie baltojo stalo pora atsakiusi į lietaus klausimus. Labai šauniai veda du mūsų kolegos, vyrai Mūrai, Jonas ir Marius, ir šiandieną lietus atnešė du žaidėjus. Evaldas Galinskis, Klaipėda. Ir nei daug, nei mažai, jo sūnėnas Audrius Galinskis. Labas vakaras. Labas vakaras. Trumpai susipažinkime. Evaldai, ką veikėt Klaipėdoj? Dirbat turbūt? Dirbu. Kur? Jazati Varin Technologies Lietuva. Kaip? Be keiksmų pakartokit dabar. Jazaki. Jazaki? Taip. O ką daro Jazaki mūkį? Automobiliams laidus rinkinius. O, aš galvoju, kad suši vyniojat. Visoks japoniškas pavadinimas. Gerai, o jūsų jaunasis sūnėnas čia brolio ar sesers vaikas? Brolio. Brolio. Iš Vilniaus, bet klaipėdietis, dirbu Kur? banke. O, klausykit, bankininkai puošia mūsų žaidimą. Gal prizų norit įsteigti? Piniginių, ne? Bet mums užteks ir čia, kur yra. Supratau. Gerai, pirmą kartą būdų debiutuojat. Prašau, dėdė nori dar pridėti. Būsimas mūsų daktaras. Tikrai? Kokios srities? Gamtos mokslo. Nu, matematikos. Supratau. Na, manau, kad šiandieną dėdė nebereikalo pasikvietė sūnėną. Taip sakant, jau kaip viena galva gerai, bet dvi dar geriau. Na ir prieš jūs žaidžia, kaip mes vadinam, mūsų svečių, VIP pora. Visą laiką besišypsanti, gerai nusiteikusi Rūta Lukaševičiūtė. Žurnalistė, dainininkė, visuomenės veikėja, aktyvistė, dar ne politikė ir ačiū Dievui dar ne Seimo narė. Bet suprantu, kad ateity nusimato. Na, nenorėčiau tikrai būti. Nenorėtumėte. Užteks man ir taip tiek veiklos ryčių, kiek turiu. Gerai. Rūta, tikrai degite noru sudalyvauti ir noriu palinkėti šį vakarą jums sėkmės, tuo labiau, kad pirmajam pusfinalį esat vienintelė žavi dama. Na ir jums atsiuntė tikrai, ko gero, iš grojančių Lietuvos muzikantų patį geriausią elektriką, nes jis visuomet sako, išjung šviesą, Valdas Burnys, dar tiesiog geriau žinomas kaip Valdelis. Valdai, irgi pirmą kartą? Pirmą. Yra jauduliukas? Baisiai. Aš įklausiau, sako, svarbiausia, kad nereiktų sakyti, kad nesi gudresnis ten už kokį sulčių pakelį ar dar ką. Bet nereikės čia taip sakyti. Tikrai ne. Jums reikės klausti, o aš tik atsakinėsiu taip arba ne. Na, o dabar dėmesio matyti šį vakarą ir televizijos žiūrovai, ir ypač žaidėjai norėtų sužinoti šio vakaro žaidimo temą. O tema labai įdomi. Tai bus velniai, nelabieji ir visas požymių pasaulis. Visi atsakymai vienaip arba kitaip bus susiję su ta nelemta velnioniška šio vakaro žaidimo tema. Pagalvokit, pasiruoškit, o mes pradėsime iš karto po to, kai bus pristatytas pirmojo pusfinalio pirmojo raundo prizas. Make Up Forever dovanoja jums stilingą kosmetinę. Taigi, prizai pristatyti, labiausiai reikia matyti Rūtai, bet manau, kad turėsit kam padovanoti. O dabar dėmesio, jūs pirmieji pradedat, tokia taisyklė, baltasis stalas pirmas klausia, o po to paeiliui. Priminsiu, kad išgirdę atsakymą į savo klausimą, jūs galite mėginti spėti. Pataikot, laimit tašką. Jeigu ne, tas, kuris bandė atspėti ir nepataikė, sėda prie mūsų raudonojo, tokio, sakysim, baudos stalelio. Taigi, muzikos kūrinys. Prašau. Lietuvių? Sukurtas jisai, na kaip sakyti, dabar čia jums taip, kad nesupainiočiau, ir lietuvių. Ar jame yra žodis velnias? Ne, velnio nėra. Opera. Ne, ne opera. Jis šiuolaikiškai atliekamas? Taip. Musiclas gal? Ne musiclas. Nu, klausk. Ar daug erotikos norėjai paklausti? Ar daug erotikos? O ką jūs laikot erotiką? Žinot, skirtingai, nes moteris laiko vienoje, nes, pavyzdžiui, tai, kas moterims erotika, arba jums erotika, moterims jau pornografija. Nu, tai yra 80% nuogo kūno.
Muzikos kūrinyje. Nu, Apdainuoti? Ne. Bent jau aš klausydamas šio kūrinio tikrai jaudulio nepajutau. Tai daina. Taip, tai yra daina. kompozitorius lietuvis? Taigi klausiau. Kompozitorius? Ne. Ne. O atlieka gal Mikutavičius? Ne Marijonas Mikutavičius. Žodis ragana yra? Ne, raganos nėra. Tai yra ir užsienietiškas variantas, ir lietuviškas. Visiškai teisingai. Tai yra, kaip sakoma, coveris. Muzika užsienio, žodžiai lietuviški. Tai, kad daina pusiau tokia, vat. Išsiaiškinom, prašau. Roko grupė yra atlikus tą kūrinį? Taip, roko grupė yra atlikusi. Čia jums labai parankus klausimas. Tik kol kas dar nerandat, kas čia iš tų nelabųjų yra paminėtas. Prašau. O tas nelabasis tai yra lietuviškam variante, ar tam užsienietiškam variante? Vieną klausimą palikti. Ar lietuviškam variante? Taip. To kūrinio atlikimo metu buvo nukasta karvelio galva. Oi, ne. Net Net publika pasibaisėjo. Ne. Ne, nu tai jeigu apie siaubų šnekam, tai reikia. Ne. Kiekvienam siaubai. Šitas jau buvo per didelis siaubas. Prašau, Galinskų pora. Čia Lietuvoje jisai neseniai buvo padainuotas. Nu, paskutiniai 10 metų. Tikrai. Taip. Ir jį dainavo vyras, lietuvis. Taip. Tai čia jie atlieka kažkas iš jaunesnių atlikėjų Lietuvos. Na, žinot, šiais laikais tie jaunesni perdainuoja vyresnių dainas. Tai jis labiau žinomas kaip jau tų vyresnės kartos atlikėjų. Ta atlikimą dabar pastaruoju metu televizija transliavo? Nu, savaičių 2 bėgė. Ne. Aš visų nespėjau peržiūrėti kanalų, besiruošdamas jūsų atsakymų. Bet ne. Prašau. Tu kaip senesnės kartos. Komplimentą pasakė dėdė. Aš kaip senesnės kartos siūlau lydėsias. A jau? Nu, palaukit. Bandom dar. Gal kokio Pavilaičio, ne? Ne. Ta daina lietuviškai atliekama. Taip, lietuvių kalba. Bet žodis velnis nėra to daina. Ne. Velnio nėra. Dar aš Bet paklausiu. tu- Nu, klaus, aš neturiu klausimų. Bet tų būtybių mistinių ten apstu toje dainoje. Taip, ir pavadinime. Tai tu čia ne iš Nerijos. Bet nėra. Ne iš Nerijos. Bet Lietuvoje atlieka tik atlikėjas vienas. Ne. Daugiau. Žasų kūrinys. Ne Žasų. Ne, tai aš turiu, Bet aš visi noriu vyrai. paklausti, ar tai Klausk. grupė atlieka, ar tai... Nu, taigi klausk, ar grupė atlieka. Ar atlieka grupė? Atlieka tai grupė, tik tai tam tikra. Taip. Taip. Čia yra jau, ant žodžio galo. Jau turim sakyti kažkas. Tai. Jau kažkas galėtų. Ar ta Minutėlę grupė- dar. Ko tai? Rondo. Ne Rondo. Ar ta grupė yra va, ta seniai egzistuojanti grupė vyrų? Ne. Jinai seniai. Na kaip seniai? Prieš kelis dešimtmečius. Bet dabar jau tos grupės kaip ir Aišku, kažkas naujai. oficialiai nėra. Hiperbolė. Ne. Dabar atlieka grupė. Tik grupė dabar va šiuo laiku atlieka. Ne. Jau tos grupės nebėra. Susibūrė naujai kažkokie vyrai. Dainuoja tą dainą, kuri buvo kažkada grupės atlikta. Taip suprantu. Tie vyrai apsirengia frakais, kostiumais būnant atlikdami tą dainą. Taip. Tai antis kūrinys. Taip. Tai anties Spėjom. kūrinys. Ir dabar jūs turite teisę spėti. O Valdelis Burnys toj nusiraus plaukus. Ne. Kurių neturi. Nuraus rūtai plaukus. Zombiai atrieda atidunda. Zombiai! Taip, bravo! Ir nušluokit nosį. Yra tušas. Aš bijau, kad Valdas Burnys tikrai turėtų plaukus nusirautų. Jeigu būtų. Jeigu būtų. Nes būtent taip Valdas Burnys buvo pakrikštęs Tautos prisikėlimo partiją. Zombiai, sako, čia tik prisikėlė zombiai. Tai dabar zombiai pakišo jums kiaulę. Na ką darysi? 1-0, jūs pirmaujat, dabar jūs pradėsite ir turite pareigą atsilošti. Nes jeigu bus 2-0, viskas, žaidimas baigtas. Dėmesio, antrasis raundas ir jo prizas. Interneto parduotuvė www.laikrodžiai.lt. Didžiausia ir seniausia specializuota laikrodžių parduotuvė Baltijos šalyse.
Čia rasite patikimus laikrodžius sumaniems bei stilingiems žmonėms. Štai, jūsų laukia 2 puikūs laikrodžiai, nežinau kurios poros, jums pradėt, pirmieji klausėt, ir tai bus gyvūnas. Prašau, priminsiu tema velniai, nelabieji ir visas požymių pasaulis. Naminis? Ne, nenaminis gyvūnas. Vandens. Taip, ir vandens. Jūros velnės. Mano noras jums padėti, priduriant, kad tai ir vandens gyvūnas, bet nesulaikė jūsų nuspėjimo. Eisim sulčių gerti. Pataikit kaip pirštu į akį. Pone Evaldai, tai ne jūrų velnės. Prašau, mūsų staletas laukia jūsų. Skanių sulčių, palinkėjimai sūnėnui. Jūros gyvūnas. Jums klausit, prašau. Dygliuotas tai gyvūnas? Ne. Žinduolis. Ne žinduolis. Jis ežere gal gyvena? Taip, jis gyvena ir ežere. Ne, dar nespėjau. Gerai, Nespėjau. tuomet perleidžiu, prašau, kolega. O Jums? mistinis čia gyvūnas. Ne. Jis tikrai realus kiekvieno mūsų matytas gyvūnas. Taip, tas gyvūnas toks, jo galva, kaip, į smauglį panašus, ar ne? Toks jisai ilgas, didelis. Ne. Ne. Roplys. Ne roplys. Taip, tas gyvūnas turi aštrius, didelius dantis. Ne. Neturi. Žuvis. Ne. Ne žuvis. Bet jį valgyt galima? Nepatartina, bet jeigu jau badas spaudžia, manau, kad Nepatartina valgyti. būtų galima sutriauškinti. Jo Lietuvoje gyvena? Taip. Jis gyvena Lietuvoje. Jis yra iš Nariotakojų. Puikus klausimas. Taip, jis yra norėtakojis. Prašau. Tai jo pavadinime yra tas žodis kažkoks, kuris yra iš tas mūsų temos. Visiškai teisingai. Jo pavadinime yra kažkas iš tų nelabųjų kažkaip sudėliota. Suraskit kaip. Gyvena ir vandenį. Prašau. Ai, tai jis ir gali be vandens gyventi. Taip. Vabzdys. Taip. Tai yra vabzdys. Jau dėdė, matau, ploja rankom, nes jisai lyg ir ten, kai sėdi, visi žino. Prašau. Rūta Lukuševičiūtė, dar prieš tai galit klausti. Tik paklausk, ar ta raidė prasideda jo pavadinimu. Raidžių spėlioti negali. Gerai. Ar žodyje šitam... Spėjam. Nu, spėjam ir Ne, visai. tai prieš tai galit klausti. Aš Palauk. dar Ar galit. užkoduota šitame žodyje žodis laumė? Taip, ta nelaboji yra laumė. Ir kasgi tai yra, Rūta, kiek suprantu, spėja ir... Laumžirgis. Laumžirgis. Taip, bravo. 1-1. Voliu. To ir laukiam. Štai jūsų prizas. 2 puikus laikrodžiai. Visai neatrodo. Turbūt nesuklysiu, pasakęs, kad visi esat matę. Jis savo dalį gyvenimo praleidžia vandenį, kitą dalį skraido. Labai plėšrus, ypač ten po vandeniu gyvenantis mažų žuveliokų ir ypač buožgalvių siaubas. Na ką, o dabar siaubai baigėsi, nors netrukus jie prasitęs. Aš kviečiu grįžti prie stalo poną Evaldą ir mes pradėsime lemiamą mūsų pirmojo pusfinalio velnioniškai įdomaus žaidimo raundą. Na, ne juokais susiėmė mūsų 2 poros. Ir dabar jau viską lemia baltas gaubtas. Jums reikės pasakyti, kas yra po juo. Jūs pirmieji klausėt, o ta pora, kuri laimės, pateks į finalą ir laimės puikų prizą. Ajot šokoladai dovanoja jums išskirtinės kokybės, rankų darbo šokolado meistrų tortą ir šokoladus. Ajot šokoladai. Rafinuotos skonio simtis. Na ką, tikrai abi poros verta viena kitos, linksmai nusiteikę. Pirmieji klausia dėdė ir sūnėnas Galinskiai. Prašau, kas čia yra? Valgomas? Ne, nevalgomas. Norėjau klausti, ar gerimas, bet jo, Ar nevalgomas. naudojamas buity? Ne, ir buity nenaudojamas. Vienalytis. Taip, jisai yra ištisinis, iš vienos medžiagos. Jis kaip ekseksuaras, kaip
kaip suvenyras. Aksesuaras. Tai jis norėjo pasakyti. Kaip seksuaras. Ne. Medinis? Ne. Ir ne medinis. Įrankis? Ne. Bet jis turi kažkokį paskirtį. Paskirties, manau, kad ne. Neturi. Jis šiaip va, toks, va. Nieko savo. Paskirties neturi, tai čia... Neturi. Aš noriu klausyti, rūbas? Konkrečios tokios. Tai jis dėl grožio? Na, jisai estetinės funkcijos neatlieka. Augalas? Ne augalas. Tai gal kažkoks žemės akmuo, smėlis, ten kažkoks tvernys iš gamtos gaunamas. Taip. Tuo minutėlę? Taip, turi teisę pasitarti, glėbėšiojasi. Ir kiek suprantu, bandys spėti. Jūs turi teisę spėti. Prašau. Tai aš spėju ir tu. Kuris spėjat? Aš Spėk. Valdas. noriu atsigerti, aš Valdas Burnys. Taip. Velnio akmuo. O koks tai velnio? Kas tai? Velnio akmuo. Tiesiog velnio akmuo, be paskirties. Be paskirties. Tiesiog, va. Jums reikia patikslinti, nes atsakymas netikslus. Ta prasme, o tikslume... Tikslume, kai pasakysiu po to. Dabar negaliu pasakyti, į kurią pusę reikia tikslinti, bet... Trečio žodžio reikėtų mums pasakyti. Ar Ne, užtektų iš Ne. Ne, reikia pasakyti, patikslinti. Jis yra vienas žodis iš tikrųjų, taip? Čia klausimų daugiau Jau nebebus. nebegali būti. Jums reikia pasakyti tiksliai, kaip tas daiktas iš gamtos, iš žemės, kaip jis yra vadinamas. Prie teliko būčiau jau atsakęs, čia garantija. Aha, jos irgi. Skaičiuoju iki 3. Teisingai, ką čia galim galvoti. Velniaka akmenis. Velniakas. Deja, atsakymo nėra. Valdai, jums teks pasitraukti, bent jau laikinai palikti Rūtą vieną. Gaila, atrodo, kad jūsų šią progą suteikta pasinaudos dėdė ir sūnėnas. Prašau. Tai yra kažkoks daiktas, ant kurio yra nupieštas daiktas iš anykščių. Ne. Tai Ne. nesusijęs su anykščiais. Eina geras sulčių spėjau. Prašau. Nuotrauka su pantuko akmens atvaizdu. Ir vėl ne. Štai du vyrai ąžuolai susirinko. Na, taip. Jezus, net nežinau, ko paklaus. Ar tai vienas žodis? Ne. Tai yra tiksliai va tas daiktas, taip ir vadinas, koks ten yra padėtas. Taip, jis visas yra padėtas toksai. Kol kas išsiaiškinom tiek, kad vienas žodis yra velnio. Ar jis žino, ar penktokas šitą žodį? Manau, kad tikrai. Ta antrą žodį žino kiekvienas. Mums reikia būtent antro žodžio. Vienas velnio, antras kažkoks nežinomas. Žinau, Aš irgi. 100%. Aš galiu nors pasufleruoti. Negalima, dabar jau suprantu, kad jūs tarpusėje sufleruokitės. Tai Prašau. yra kietas, vientisas daiktas. Taip, kietas, vientisas daiktas. Ir žodis velnio yra ir iš dviejų žodžių. Čia taip paprasta, žiauriai. Taip prie ekranų ir prie stalelio viskas žiauriai paprasta. Nu, nežinau, neatsakau, atrodo viską išsiaiškinam ir žinau, kad nežinau atsakymą. Tikrai žinot. Palaukit. Salė jau ne tai, kad stojasi, jau tuoj pradės gultis. Tai aš gal dabar 2 kartus klausiu. Tuoj pažiūrėsim. Neturi. Neturiu klausimo, tikrai, neturiu. Gerai. Absoliučiai, tuščia galva. Kaip Prašau. Tai gal deginamas yra, jį naudojama? Ne, jisai nedeginamas. Ir tai yra gal akmens rūšis kažkokia? Ne, Ne akmens. rūšimi, čia ne rūšis yra esmė. Ai. Antro žodžio jums reikia. Vienas yra velnio, antras kažkas. Pamėginkit tą kažką. Aš spėju, žinokit, kai bus, tai bus. Velnio sėkla kokia nors. Nežinau, ką daryt man. O kaip atrodo akmenėjusi velnio sėkla? Labai sena. Sena. Iškasena. Ne. Tas spėjimas, aš suprantu, kad labai norėjusi atsigerti, bet tai reiškia tik tiek, kad jūsų varžovai laimi šį pusfinalį, nes jūs antrą kartą iš eilės nepataikot. Pirmą Valdas, antrą kartą Rūta. Na, gerbiamas Audriau, ar žinot variantą? Aš tai nežinau.
Iš viso nėra minčių, sakau. Ką daryti? Nėra minčių. Nėra. Gerai, Aš galiu pasakyti jau. jūs keliaujat į finalą, kadangi pasitraukė, 2 kart nepataikė jūsų varžovai. O štai va, ponia. Velnio pirštas! Velnio pirštas. Taip, jokios abejonės, tai velnio pirštas. Gerai. Jūs labai sąlyginai laimėjote. Velnio. Štai, Nu, čia man atradimas, aš jums pasakysiu. Tikrai nežinau apie velnio pirštą. suakmenėjusi liekana, fosilija, pailgi tokie gelsvi, rudi dalykėliai ir apie juos, kas keiščiausia, labai greitai žinojo abudu iškritę žaidėjai. Vaikystėje rinkdamom žvyro krūvos, girdėjai mano. Taip, taip, suakmenėjusios fosilijos. Deja, na, žaidimas buvo labai lygus, sveikinam žiūrovę iš salės laimėjus puikų saldų prizą. Sveikinam laimėtojus, nors jums labiau šypsojusi sėkmė, o ne žinios, o mes iš karto keliaujame į antrąjį pusfinalį. Na štai antroje pusfinalio poros. Man iš dešinės prie Baltijos stalo pora, kuri teisingai atsakė internetinėme puslapyje Baltijos televizijos, ir šiandieną čia Aleksandras Petraitis ir Arenijus Baltrušaitis. Labas vakaras. Labas vakaras. Pradėsim nuo Aleksandro. Iš kur atvykot ir ką veikėt? Iš Vilniaus. Užsiimbu įvairiais darbais. Įvairiausi darbeliai, kurių matyt nereikia konkretinti. Nenorėtų. Gerai. Tuo labiau, kad šiandieną matyt užsiėmimai nelabai ką lemia. Svarbiausia - azartas, žinios ir sėkmė. Ir jūsų kolega Arenijus Baltrušaitis. Iš kur? Irgi iš Vilniaus. Iš Anykščių. O, iš ten, kur yra velnio akmuo puntukas. Taip. Ką ten veikėt? Teisininku dirbu. Ho, advokatų. Neturiu savo teisinių paslaugų firmą. Ta kągi. Palinkėsiu jums sėkmės ir prieš jūs. Na, kaip tam tyčva tokia labai įdomi tema, priminsiu, mūsų žaidimo tema yra velniai, nelabieji ir visas požymių pasaulis. Ir štai mūsų žaidime pora atkeliavusi iš visoje Lietuvoje, puikiai žinote, vyksta tokie protų mūšiai. Ir šiandieną protų mūšiai delegavo vieną porą į žaidimą taip ir ne. Prie juodojo stalo Vilnietis Jurijus Danilovas. Jau esam matėsi, ne pirmą kartą žaidžiat. Kaip dabar gyvenime sekasi? Vis dar studijuoju. Vis ten pat? Vilniaus universiteto biologija. Ir pirmą kartą aš bent jau neatsimenu mūsų žaidimo istorijoje, netgi tada dar Krokosmečio laikais, Rimutis Tamulevičius, Marcinkonių bažnyčios zakristijonas. Vo! Labas vakaras, Rimuti. Labas vakaras. Ar nenustebot, kad tokia tema kaip tam tyč parinkta? Na taip jau sutapo. Taip labai gerai sutapo. Kaip manot, jums bus paranki? Manyčiau. O tai jūs ką, dažniau su tais nelabaisiais draugaujat? Nedraugauju, vat būtent, bet pažįstamas. Ai, priešą reikia pažinoti detaliai. Taip. Taigi, palinkėsiu sėkmės, jūs klausėt pirmieji ir pirmajame raunde kažkuri pora laimės pirmąjį tašką ir pirmąjį prizą. Laisvalaikio dovanos.lt dovanų čekis pramogoms. Išsirinkite nepamirštamą skrydį, gurmanišką vakarienę, spa masažą ar ekstremalų pasivažinėjimą formulę. Laisvalaikio dovanos.lt dovanoja svajones. Jūs klausėt, po to juodieji ir taip paeiliui. Filmas. Prašau. Ar šio filmo pavadinime yra žodis advokatas? Ne. Advokato nėra. O šiame filme yra pavadinimas velnias? Ne. Pavadinime nėra. Lietuvių filmas? Ne, ne lietuvių. Ar Holivudo? Taip. Holivudo filmas. Praeito šimtmečio, paskutinio dešimtmečio. Ne. Ne. Ar jis apie raganas? Ne, ten raganų nėra. Bet tų blogiečių tai nors vežimų vežk. Tai yra 3 žodžių pavadinimas? Ne. Pavadinimas yra ne 3 žodžiai. Ar jame esantis blogiukų pavadinimas susijęs su požemių pasaulio? Taip. Taip. Blogiukai su požemių pasauliu konkrečiai susiję. Ir pavadinime kažkas yra.
Prašau. Ar tai pagal Rowling romaną? Ne. O gal yra pavadinimas Pragaras? Ne, pragaro nėra. Ar tai meninis filmas? Taip. Ar yra pavadinime Vaiduokliai? Taip, pavadinime Vaiduoklių medžiotojai. yra vaiduokliai. Vaiduoklių medžiotojai, taip, nežinau, kas kitas sumedžios visus tuos nelabuosius, jeigu ne Zakristijonas. Manau, kad jeigu būtumėt neatspėjęs į darbą, viršininkas būtų su priekaištas priėmęs. Sveikinu, 1-0 ir antrasis galbūt jau ir lemiamas antrojo pusfinalio raundas, jeigu baltieji nelaimės jo prizas. Jūsų laukia naujas, jaukus ir svetingas restoranas White House, įsikūręs pačiame Vilniaus centre, Pamėnkalnio gatvėje, Pramogų banke. Taip, jūs pirmieji klausėt ir po klausimų atsakymų kažkuri pora turi atsakyti posakis. Prašau. Ar jis susijęs su velniu? Taip, jis susijęs su velniu. Prašau. Ar iš 3 žodžių? Ne, ne 3 žodžiai tas posakis. Ar jis palyginamasis? Ne, nėra palyginimo. Ar iš 2 žodžių? Taip, posakis yra 2 žodžiai. Ar tas velnis yra pavartotas būdvartiškai kaip velniškai? Ne. Ar antras žodis yra išpera? Ne, ne išpera. O gal antrasis žodis yra priėdęs? Ne, nepriėdęs. Pirmas žodis ne po. Ne. Ar velnis yra pirmas žodis? Taip. Ar antras žodis apibūdina būtent tą velnę pagal pirmąjį žodį? Ne. Prašau. Ar antras žodis yra griebtų? Ne. Ar antras žodis yra gaudo? Ne. Ar tas žodis velnias yra vienaskaitoj? Taip, vienaskaita. Ar jis plačiai naudojamas? Na bent jūs tikrai žinot. Jisai žinomas posakis, tikrai 2 žodžių, turi savo reikšmę. Prašau. Ar tai susijęs su advokatu? Taip, tai susijęs su advokatu. Turit teisę spėti ir manau, kad pataikysit. Prašau. Būtų velnio advokatas. Velnio advokatas, taip. Ir baltieji gali kaltinti tik save. Jūs prieš tai apie filmą pasakėt velnio advokatas. O ką tai reiškia, aš manau, kad mūsų ponas Zakristijonas gali paaiškinti. Tai yra žmogus ginantis tą tiesą, kurią pats netiki. O advokatus diabolį, na, bažnyčio anksčiau, kai būdavo skelbiami šventieji, tai vieni sakydavo to šventojo, būsimojo šventojo gerus darbus, o advokatus diabolį arba velnio advokatas, tame procese jisai stengdavo juos nuneigti. Ir Jonas Paulius II šį institutą, kaip velnio advokatas, panaikino. Mūsų juodasis stalas žygiuoja į finalą, o jums tai lieka padėkoti ir lauksim kitą kartą. Ačiū už žaidimą, ačiū už žaidimą. Kol kas atsipūskit, nes trečiojo raundo prizas atiteks kažkam iš publikos, kažkuriam žiūrovui arba žiūrovai, kuris atsakys, kas bus po balto gaubtu. Dėmesio, prizas. Roks – remineralizuojanti burnos priežiūros sistema. Geras skonis ir rytinė gaiva burnoje. Visa tai dantų pastos Roks dėka. Na štai, prizas pristatytas, klausimas paruoštas, tik vienas nežinomasis. Kam jisai atiteks? Aš turiu menį prizą, o atiteks tam žiūrovui iš salės, kuris pasakys, kasgi čia yra, na kasgi čia gali būti. Priminsiu tema, velniai nelabieji ir visas požymių pasaulis. Štai žavi blondinė kelia ranką, velniškai graži, kas čia yra?
Aš manau, kad ten diktinį velnio ašaras, ne? Velnio ašaros arba velnio lašai. Kaip pirštu į akį. Teisingai, čia velnio lašai. Va. Velnio lašai. Na štai mūsų žaidimo finalinės poros. Dėdė ir sūnus Galinskiai. Vienas Klaipėdos, kitas iš Vilniaus. Ir Jurijus ir Rimutis. Studentas ir zakristijonas. Mūsų žaidimo tema velnėnio labieji ir požymių pasaulis. Ir pirmojo finalo raundo prizas. Norite kuo ilgiau džiaugtis gerą sveikatą? Kardiolitoje įsikūrusi šeimos klinika, poliklinika ir ligoninė. Todėl čia jums patogiu metu bus suteiktos visos medicinos paslaugos, nuo gydytojo konsultacijos iki operacinio gydymo. Jūs pirmieji klausėt, po to pailiui juodieji baltieji. Kūrinys. Prašau. Lietuvių? Taip, lietuvių. Muzikos? Ne, Baletas? ne baletas. Tai meno kūrinys, taip? Turite omeny meno kaip dailė ar apskritai meno? Jo, meno dailė. Ne, tada ne, ne dailės kūrinys. Tuomet ne, ne dailės. Prašau. Literatūros. Taip, literatūros kūrinys. Ar tai yra pasakos? Ne, tai ne pasakos. Tai lietuvių klasikinės literatūros. Taip, be jokios abejonės. Kūrinys. Šis kūrinys yra 100% lietuvių literatūros klasika. Ar jis parašytas 20-ame amžiuje? Taip, Romanas. ne, Jis parašytas sovietmečio? taip, Autorius jau miręs. taip. Deja, bet taip. Tame kūrinyje yra žodis velnias? Taip, yra velnės. Du žodžiai. Ne, ne du žodžiai. Ar jį parašė vyras? Taip, autoris vyras. 3 žodžiai. Ne ir ne 3. Kūrinio pavadinime 4 žodžiai? Taip, pavadinimas 4 žodžiai. Tai drama. Taip, tai drama. Velnias paskutinis žodis. Taip, velnės paskutinis. 4 žodis. Mokykloje skaito žmonės, nagrinėja. Na, aš nežinau dabartinio kurso literatūros, bet bent jau mūsų laikais tikrai. Tai tarybinė proza, taip? Ar ne? Taip, Drama. drama. Nu gal kokio krėvės? Ne, ne krėvės. Tai gal Baltušis? Ne ir ne Baltušis. Vincas Mykolaitis Putinas? Ne ir ne Putinas. Mėšelaitis? Ne. Ne. Ką dar žinom? Spektakliai kažkokie yra pastatyti. Taip, viena iš dažniausiai statytų ir netgi ir šiais laikais statomų pjesių. Turiu blogą nuojautą, kad gali šis raundas baigtis lygiosiomis. Ar pritartumėt tokiai istorijos eigai? Taip. Siūlo lygiasias jūsų varžovai. Sutinkate? Sutinkam. Tuomet prizas keliauja į salę, o už atsakymą į antrąjį klausimą kažkuri pora iš karto pelnys 2 taškus ir keliaus į superfinalą. Taip. Taip, jūs pasirinkote tokį kelią patys. Dėmesio, kažkas iš publikos pamėgins atspėti. Na štai prašau dabar anam šone. Meilė, džiazas ir velnis. Juozas Grušas. Meilė, džiazas ir velnias. Bravo. Meilė, džiazas ir velnias. 1967 metais parašyta pjesė, drama. Ar girdėjot, skaitėt, bent jau žinot? Mokykloje nereikėjo. Nereikėjo jums? Jau nebereikia. Labai gaila. Tikrai puikiai drama ir labai įdomus siužetas apie jaunimo tarpusavio santykius su tėvais. Na, manau, kad grįžę tikrai paskaitysit. Taip, labai gerai. Publika pasipelnė, o mes keliaujame į finalo lemiamą antrąjį raundą. Čia spręsis viskas. Už teisingą atsakymą net 2 taškai. Dėmesio, prizas. Tony Resort – poilsio ir pramogų parkas įsikūręs gražioje Lietuvos vietoje, sutvarkytame Anupriškių pušyne Trakų rajone. 40 hektarų plotą apimančiame parke lankytojai gali aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pasigrožėti nuostabia gamta. Daugiau informacijos www.tonyresort.lt.
Dabar pirmieji klausėt jūs. Teisingas atsakymas, jūsų bilietas į superfinalą. Personažas. Prašau. Lietuvių liaudės. Ne. Gal iš rusiškų filmų? Ne. Ir ne iš rusiškų filmų. Ar jis susijęs su gapšumu, apsirijimu? Ne. Literatūrinis personažas. Jis minimas literatūroje, bet atkeliavęs jis ne kaip literatūros personažas. Iš kitur šiek tiek. Tai kinofilmų personažas. Ne. Tai liaudės kažkokios tautos liaudės, iš senovinių laikų. Kažkurios tautos, kaip sakote, iš senovinių laikų personažas. Ar tai skandinavų? Ne, ne skandinavų. Tai kažkokia mistinė būtybė. Tas personažas yra mistinė būtybė. Realiai neegzistuojant. Realiai jo neegzistuoja. Taip. Ar jis slavų personažas? Ne, ne slavų. Europos. Taip, Europos. Pietų Europos? Taip. Biblijoje minimas. Ne, jis ne iš Biblijos. Ar jis graikų mitologijos? Taip, jisai iš graikų mitologijos. Anksčiau negu buvo parašyta Biblija, jis jau buvo tas personažas, tai kažkas iš graikų mitologijos. Tai gal yra dievas Požemių karalystės? Ne. Ar tai šuo saugantis mirusį pasaulį? Ne, ne. Vyriškos lyties? Taip, vyras. Ar tai pusė ožio, pusė žmogaus? Ne. Jisai gyvena požemėse. Taip. Jis gyvena požemėse. Ar jo romėniškas atitikmuo yra faunas? Ne. Ne. Na, išsiaiškinkit, ką jis ten tam požemyje veikia. Jisai ten plaukioja. Taip, jisai ten plaukioja. Ar tame, reiškia, ar yra posakis, sakykime, kuris vadinamas tarp? Ir, Ne. sakykime, toks. Ne. Ne. Tai jisai perkelia su valtim mirusiuosius. Taip, jisai perkelia su valtim mirusiuosius. Tas seniausias pavadinimą. Dabar pasakykit, kas jis. Bandysiu spėti. Na gerai, jeigu pataikot, jūs laimit šio vakaro žaidimą. Jeigu ne, šansas juodiesiems. Prašau. Šansų nėra. Ahadas. Ne. Hadas nekilnoja, jis darbų nedirba, jisai yra būtent to požemio dievas. Mes prieš tai išsiaiškinom, kad jis yra ne dievas. Jis yra to požemio juodadarbis. Prašau. Čia ne visai iš mano srities. Ne visai iš jūsų srities. Na, aš suprantu, kad... Ar šitos būtybės vardu yra pavadinti gyvėjai organizmai? Ne. Ne. O jisai, tas personažas šiaip dar naudojamas vakarų kultūrai. Kaip naudojamas? Kaip nors, aš nežinau, kaip čia dabar pasakyti. Ne. Jisai tik pas graikų yra. Taip. Ar turit variantą? Aš ne. Juodieji? Na, kuo jisai tas požemių keltininkas iš graikų mitologijos vardu? Aš iš H raidės atrodo iš... Aš irgi žinau, bet vardą. Tai... Jį pažįstat jau? Pasiemo pinigėlius nuo numirusių, bet... Ar ne Haronas? Taip. Na. Haronas. Haronas. Arba Haronas, tiksliau. Haronas. Haronas, taip. Galų gale kažkas išplaukė iš to požemių pasaulio. Senas apiplyšęs senis. Haronas, taip. Sveikinu. Įveikėt varžovus, nes jie nepasakė ir tiek. 2-0. Žaisit superfinale. Na, dėdė ir sudienas, matau, neliūdi. Haronas girdėtas. Paskui jau kaip pasakė, žinojau, nepažįstu aš tų draugų, bet žinojau. Gerai. Po finalo įtampos šiek tiek atsipūskite. O mes padovanosime trečiąjį finalo prizą kažkam iš čia sėdinčių televizijos studijos žiūrovų. Dėmesio, prizas keliauja į studiją. Siemens Arena kviečia į 12-ąjį tarptautinį sportinių šokių festivalį Lithuania Open 2012.
Na ir kasgi čia galėtų būti? Šis klausimas būtų lėmęs jūsų poros laimėtoje, bet įsiaiškino judėjai greičiau ir dabar kažkas iš salės turi šansą atspėti. Čia yra kažkas pavaizduota. Kas čia gali būti? Pragaro vartai. Pragaro vartai. Ne, aš net nežinau, kaip jie atrodo. Štai, ponia Kornelija. Gal tai laumės juosta? Laumės juosta ne. Gal knyga Velnio nuotaka? Ne, ne knyga Velnio nuotaka. Ir paskutinis bandymas štai čia. Pinčiukas. Pinčiukas. Ne, ne pinčiukas. Labai paprasta pasakysiu, nusivilsit, po baltų gaubtų yra skaičius 13. Velnio tuzinas. Superfinale Jurijus Danilovas ir Marcinkonių bažnyčios zakristijonas Rimutis Tamulevičius. Pora iš protų mūšio deleguota į mūsų žaidimą. Na ir labai taip netgi pasigyrė ponas Rimutis, sako, šiandien velniškai sekasi. Dėl tos velniškos sėkmės negausit nuo viršininko velnių? Gali būti, bet ne velnių, paprasme. Priekaištų. Na, aš tikiuosi, kad jums taip pat seksis ir superfinale. Jūs galite laimėti vieną iš 6 pagrindinių mūsų superfinalo prizų. O jie štai kokie 6. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė Vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt. Patogi paskola per 15 minučių. Autokurtas dovanoja autonominį šildytuvą Webasto su sumontavimu į pasirinktą lengvąjį automobilį. Nuo šiol nedrebėsite nuo šalčio, negramdysite apšalusių langų, nelauksite, kol sušils automobilio salonas. Autonominis šildytuvas Webasto. Tai šiluma ir jaukumas dar nepajudėjus. Renlena. Viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetu lyderė Lietuvoje. Dovanoja jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą su miegoti skirtų mechanizmų ir relaksinių fotelių. Ilsėkitės patogiai www.renlena.lt. Meilės ir šilumos linkėdamas sostinės kailių salonas Karališkas Tigras įsteigė 2000 litų vertės čekį įsigyti nuostabiems keliniams salone Vilniuje, Laisvės prospektas 125A. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčiaspaudė Zylė sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizo steigėjas UAB Krinona. Elegantiškasis Nagi Glassy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmės elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos, švytintis vidus. Štai tokie 6 prizai. Ko labiausiai reikėtų? Manau, kad teisingo atsakymo. Taip. Gerai, kuris Viskas mesit gerai. kauliuką? Jeigu man jau sekasi, tai gal aš. Taip, Rimutis Tamulevičius. Kauliuką ir per save. Taip. Nebaisiai, kad žiūrovų neužgautumėt. Va, kaip vyriškai ir iškrenta 2 taškai. Autokurtas dovanoja autonominį šildytuvą Webasto su sumontavimu į pasirinktą lengvąjį automobilį. Nuo šiol nedrebėsite nuo šalčio, negramdysite apšalusių langų, nelauksite, kol sušils automobilio salonas. Autonominis šildytuvas Webasto. Tai šiluma ir jaukumas dar nepajudėjus. Mūsų atsakymai, priminsiu dar kartą, susijęs su velniais, nelabaisiais ir požymių pasauliu. Superfinale 1 minutę laiko manęs klausinėjat ir paskui turit pasakyti tiesiog teisingą atsakymą. Jūs pasiruošę? Taip. Patiekalas. Minutę laiko. Ar lietuviskas? Ne. Europietiškas? Taip. Vakarų Europos? Ne. Rytų Europos? Taip. Rusiškas? Ne. Slaviškas. Ne. Turkiškas gal. Į tą pusę.
Ne turkiškas, bet į tą pusę. Graikiškas? Ne. Ne Krymo, sakykime. Taip. Krymo, ne? Karaimų ar totorių. Totoriškas, taip. Totoriškas, ne? Mėsiškas? Taip, mėsiškas. Ar susijęs su iešmu? Ne, su iešmu nesusijęs. Kepamas? Ne. Verdamas? Ne. Valgomas žalias? Taip. Tai mėsiškas, ne? Jis džiovinamas, taip? Ne. Žalias. Laikas. Jūs ėjot per šią minutę tik per patiekalus. Apie požymių pasaulį pamiršot, galbūt tai darėt sąmoningai, bet dabar pasitarkit ir pasakykit. Žinau, Kryme, kad yra toks... Retai superfinale būna klausimas patiekalas. Jūs pakankamai daug sužinojot, dabar tai lieka palinkėti jums sėkmės. To patiekalo pavadinimą pasakykit ir prizas jūsų. Žinau vieną patiekalą, kuris buvo Kryme, tai jis vadinasi baklava. Baklava. O kaip su požymių pasauliu susijęs? Gal totoriškai? Deja, bet ne. Tikrai gaila. Gaila, kad taip velniškai sekėsi ir taip velniškai nepasisekė jau būtent paskutinį žingsnelį žengiant. O dabar dėmesio teisingas atsakymas. Viską išsiaiškinot, kad tai yra totoriškas, žalias mėsos patiekalas, dar vadinamas, plačiau žinomas kaip totoriškas bifšteksas. Žalias. Bet jis turi savo pavadinimą, kur restorane atsivertę labai dažnai galite pamatyti. Ir taip pat yra vadinamas graikų mitologijoje pats žemiausias požemio lygis. Nes Hadas ir požemio pasaulis yra vienas, o jau ten patys baisiausi nusidėjėliai, ten pat ir Sizifas vargsta ir visi kiti. Ir kaip vadinamas ir patiekalas ir tas požemio pasaulis, nežinot. Gaila, pasakysiu, gal girdėjot. Tai yra tartaras. Tartaras, būtent patiekalas tartaras ir taip vadinamas graikų požemio pats žemiausias, baisiausias lygis. Girdėjot. Tik Prancūzijoje teko ragauti padažą, kuris vadinasi tartarė. Taip, būtent prie tos žalios mėsos, prie to tartaro, netgi įvairiausi padažai. Žinojote tikrai ir patiekalą, ir girdėjot kažkur būtent tą požemių žemiausią lygmenį. Tai buvo tartaras. Na ką padarysim? Ne kasdieną, kaip sakoma, Švento Petro, bet tai lieka pasveikinti mūsų šio vakaro žaidėjus su puikiu žaidimu. Aš tikiuosi, kaip ir žiūrovus, su puikiai praleistu vakaru. O mes dėkojame visiems studijos svečiams, velniams, nelaviesiems ir visoms dvasioms bei vaiduokliams. Toks šį vakarą buvo žaidimas Taip ir ne. Iki kito trečiadienio. Ate. Linkim velniškos sėkmės.